Tikrai labai nuoširdžiai malonu, kad suradot galimybę čia būti kartu. Mums tai labai svarbu. Kas tie mums, tai gal mes prisistatysim, paeiliui čia mūsų komanda pakankamai didelė, bet mes atstovaujam tiek Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą, tiek Ugniagesių gelbėtojų mokyklą, tiek Lietuvos negalios organizacijų forumą. Ir šiandien tikslas iš tikrųjų pasidalinti tai, kas mums pavyko padaryti kartu. Ir galbūt ne tiek tie rezultatai yra svarbu, kiek svarbu mūsų bendrystė, bendravimas ir galbūt kažkokios pastangos, kurios iš esmės nukreiptos ne į save, bet į visus mūsų šalies gyventojus. Tai aš esu Edgaras Geda, šito projekto vadovas ir ta komanda, kuri kartu sugalvojo šito projekto pagrindinius dalykus, buvo pagrindiniai kolegos iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Tai vieną iš jų mes dabar turim čia kolegę Loretą Naraškevičienę. Tada dar turėjom kolegą, jau dabar buvusis kolega Žydrūnas Kuodis, kuris šiuo metu dirba parengties pareigūnų švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje. Mindaugas vaikščioja tenai, pagrindinis mūsų paraiškų rašytojas, generatorius, Mindaugas Kruopys iš Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos. Na ir dar vienas narys Giedrius Viganauskas, šiandien jo čia nėra, bet tikėkime, kituose seminaruose jisai prisijungs. Tai iš esmės šitie keli žmonės ir buvo tie pagrindiniai, kurie tiesiog padarė paraišką, padarė tam tikrus projekto veiklas, aprašymus ir pajudėjom. Įžangai turbūt verta pasakyti, kad labiausiai mūsų šitos projekto visoje kelionėje lydėjo Lietuvos negalios organizacijų forumas. Tai šiandien su mumis yra šito forumo prezidentė Indrė Širvinskaitė. Ir keletas kolegų, jie čia netgi salėje išsibarstė, kai kurie iš jų tikrai pristatinės būtent šito projekto pasiektas rezultatus. Bet kas yra svarbu, ir manau, kad tai buvo viena iš tokių labai gerų iniciatyvų, kad mes būtent su organizacija, kuri vienyje daugiausia būtent, sakykime, tokių nevyriausybinių organizacijų, kurios priklauso, reiškia, kurios atstovauja žmonės su negale, būtent tie žmonės įsitraukė ir čia irgi toks bendras turbūt logo šūkis, kad nieko apie žmonės su negale be jų pačių. Tai vat šitoj projekto kelioniai mus tikrai lydėjo būtent šitos organizacijos atstovai, kurie betarpiškai arba patys turi tą, sakykime, negalę, bet kartu yra labai aktyviai šitoje veikloje panirę. Ir tai labai svarbu, nes, pavyzdžiui, kaip pareigūnai mes galbūt, sakykime, iš kažkokių metodinių rekomendacijų, galbūt iš kažkokių atskirų pavienių įvykių, galbūt suprantama apie iššūkius, bet kasdien mes to nematom. O realiai, kas mus gelbėja bet kur, turbūt puikiai čia suprantat, šitą auditoriją daugiausia yra atstovaujama vis tiek kažkokių mokymo įstaigų. Mus gelbėja dažnai tie gebėjimai, kurie pas mus yra tapę rutina ir apie kuriuos mes praktiškai negalvojam, nes mes juos atliekam vos ne kasdien. Ir ne, kaip sakyt, kaip namuose šviesą uždegam, nežiūrėdami, kur tas jungiklis. Taip ir čia galbūt žinios ir gebėjimai atsiranda tada, kai mes tai pasiekėm per rutiną. Tai aš čia toks įžangos kalbėtas, iš tikrųjų mūsų renginių, kaip matysit vėliau, yra užplanuota daugiau. Mums iš tikrųjų tas projekto pristatymas šiandien yra toksai galbūt pirmas tokiam formate. Galbūt šiek tiek neįprasta, kaip seminaruose ir kažkur jūs matote labai daug kamerų, čia kažkas vyksta. Bet tikslas yra toks, kad pabandyti kokybiškai paimti tą turinį, ką mes šiandien darysim. Ir noras yra, kad vėlgi tie žmonės, kurie negalėjo čia būti, arba pagaliau, kaip sakyti, ir norėsit kažką vėliau pasižiūrėti, kad būtų galima kokybiškai tą vėliau parodyti. Ir atitinkamai mes pateiksim tą informaciją viešai. LT72 tinklapyje, kurį mes čia irgi rodom. Tai va, o kalbant apie partnerius, tai
šitas projektas finansuotas iš ES lėšų. Jisai finansuotas vėlgi, būtent mūsų projekto paraiška jau prieš 2,5 metų. Jinai laimėjo, vadinkim, konkursą, tai nebuvo tam tikros skirtos lėšos, tai reikėjo įrodyti, kad ta idėja, kurią mes pateikėme Europos komisijai, kad jinai verta finansavimo. Mūsų rėmė nuo pat pradžių Lietuvos negalios organizacijų forumas, Vidaus reikalų ministerija, Asmens su negalių teisių apsaugos agentūra. Tai iš tikrųjų jie tiesiog paliudijo, kad ta mūsų idėja yra aktuali ir verta paramos. Darbotvarkėje jau rodžiau, kvietime buvo, bet tiesiog būtų tikslas pasikartoti ir kiek čia su Indre kalbėjom, kiek tos drausmės mums pavyks, bet iš tikrųjų tikslas yra, kad 1 valandą jūs būtumėt sotus ir kažkiek laimingi, sužinoję kažką naujo ir naudingo šitoj temai. Bet pirmi 2 pranešimai taip susiklostė, kad bus mano, nes kolega, kuris turėjo dalyvauti kartu ir pristatant BPC patirtį, jisai, kaip sakyti, negalėjo šiandien atvykti. Ir paskui mes turėsim 1,5 valandos kelių Lietuvos negalios organizacijos forumo atstovų pranešimus ir manau apie gairias bus pašnekėta. Bet čia yra daugiau ta tekstinė informacija apie patį projektą ir tas veiklas, kurios mes aprašinėjom Europos komisijoje. Tai iš tikrųjų, jeigu gerai prisimenu, pati pirminė idėja, Loreta kažkada pasidalino, buvo apie registracijos platformą. Sako, girdėjau kažkur Austrijoje berods buvo, reiškia, kad buvo kažkokia registracijos platforma. Ir mes pradėjom ten šiek tiek, kaip sakyt, tą siūlą vynioti, kas tai yra registracijos platforma, žmonių su negalia poreikiai, Austrija, ir ten šiek tiek, kažkiek toj vietoj tas buvo branduolys, bandėm suprasti, kas labiau būtų naudinga Lietuvos kontekste, kokie čia tie duomenys papildomi būtų tokie, kurie tikrai padarytų tokią naudą didžiausią. Tai iš tikrųjų, kaip matysit vėliau, mes iš tikrųjų išsiviniojom labai daug ir tiek išsiviniojom, kad praktiškai po to nuvažiavę pas kolegas į Kroatiją ir paskui kitus kolegas, juos nustebinom. Nes ypatingai dabar naudojant valstybės duomenų agentūros galimybės, duomenų surinkimas, jis yra unikaliai pas mus Lietuvoje susiklostęs taip, kad mes iš tikrųjų labai daug duomenų galim prieiti prie jų ir atitinkamai iš jų daryti tam tikrus pasiūlymus, sprendimus. Tai pačio projekto tikslas iš tikrųjų buvo įsigilinti į žmonių su negale poreikius ir būtent akcentuojant tuos, kaip mes tos poreikius galime įvertinti visam nelaimio pasirengimo cikle. Tai prevencija, pasirengimas, reagavimas, atkūrimas, aišku, daugiau mažiau tai yra visada žmonėms suprantama prieš potvinį, potvinio metu ir po potvinio. Tai daugiau mažiau, jeigu čia taip alegorija tokia galėtų būti. Pradinė veikla buvo surinkti daugiau duomenų ir aš atsimenu, kaip mes suderinėjom Excelio lenteles ir bandėm tą Excelio lentelę, ten tokią didelę Excelio lentelę, siųsti Antai ir mūsų dar administracija buvusi sako, kam jums tiek duomenų, kur jūs juos dėsit, ką jūs su jais darysit. Ir aš atsimenu, gal tam buvo, gal kokie 30 gal tokių požymių, kai dabar mes dirbam VDA aplinkoje su daugiau kaip 100 rodiklių, kuriuos mes gaunam iš įvairiausių, iš 9 registrų. Tai vėliau parodysiu. Taip pat buvo užmatyta sociologinis klausimynas, sociologinė apklausa, apie tai šiek tiek vėliau, bet iš esmės tas sociologinis klausimynas ir tapo pagrindu tai poreikių registracijos platformai. Pažintiniai vizitai į Ukrainą, Kroatiją. Pirminiai buvo vizitai į Švediją ir dabar galvoju, į Japoniją, tai čia buvo praeitam dar. Mes turėjom 2 projektus, vieną vykdėm su branduolinė rizika, o kitą šitas būtent su negalios aspektu. Ukrainai ir Švedija buvo, tada sužinom iš Europos komisijos, kad kroatai labai daug pažengė, tai pakeitėm tą kryptį. O Ukraina, tai iš tikrųjų, puikiai žinot visi, teko būti Ukrainoje, mums su Mindaugu ten teko būti. Ir teko patirti realiai tas naktinės oro atakas, teko vietoj to, kad viešbutį išsipirkom, teko miegoti viešbučio garaže požemį.
teko aplankyti visas tas vietas Kijeve, kurios buvo pagrindinės žmonių žuvimo atakų metu vietos. Ir šiaip labai daug teko išgirsti tokios neskelbiamos, gal sakyti, informacijos, emocinės tokios dalies, kiek visko pamatai savo akim, tai ir išgirsti, ir pajauti, ir, žodžiu, visko ten buvo. Bet taip. Tada po vizitų apie platformą šiek tiek parodysim, gal patys galėsite išbandyti. Tikiu, kad ir kvietime tam buvo nuoroda. Iš esmės, gal papasakosiu prie tos skaidruolės, bet vairių buvo svarstymų, kaip ją galim padaryti labiau tokią atvirą. Ir galiausiai priėjom prie tokios pozicijos, kad mums nereikia labai ten tos autentifikuotos prieigos, nes žmonės dabar ypatingai bijo visokių autentifikavimų, prieigų ir taip toliau. Ir visgi nusprendėm padaryti tokį atvirą prieigą su minimalia apsauga nuo tų visokių botų. Tai bet apie tai šiek tiek vėliau papasakosiu. Na ir pagrindinis galbūt toksai rezultatas, kuris labiau viešiau matomas, tai yra rekomendacijos arba gairės, kaip mes jas šiandien vadinsim. Jas parengė Lietuvos negalios organizacijų forumas. Mes irgi ten prisidėjom su tam tikrais algoritmais, tai labai džiaugiamės, kad tai vis dėlto išėjo toksai bendras produktas, nes iš mūsų pusės, kaip sakiau, buvo tam tikros idėjos, pasiūlymai, kaip algoritmus tam tikrus sudaryti. Ir džiaugiamės, kad iš tikrųjų LNF-as tai aprobavo, integravo ir iš tikrųjų dabar gavosi toksai bendras produktas. Na ir pratybos. Pratybos mes dalį tokių, kaip sakyt, pratybų šiek tiek aspektų pabandėm įtraukti į Vyčios skliautą, bet šiais metais dar bandysim atskirai daryti, būtent įvertinant gairės ir įvertinant valstybės duomenų agentūros tą smėliadėžę vadinamą šiais metais. Tai aš šiek tiek dar apie tai irgi grįšiu. Pinigai. Galbūt toksai, kaip čia pasakyti, nežinau, kiek jisai čia reikalingas minėti niuansas, bet asmeniškai susidūriau su tokia situacija. Kuo mažesni pinigai, tuo mažiau problemų. Tai čia tokia patirtis ir, žodžiu, ir dėl viešųjų pirkimų, ir dėl visokių kitokių dalykų, bet kuo mažesniais realiais pinigais tu operuoji, tuo tos veiklos darosi tokios paprastesnės, įkandamesnės. Čia šiek tiek bandymas perversti kitaip, ką mes padarėm. Ir kontekstinė tokia problema gal, lygtai mes turim labai daug teisės aktų, tų privalomų reikalavimų, kad štai reikia pasirūpinti žmonėms su negale, bet vis dar trūksta kažko. Trūksta ar geriausio pavyzdžio, ar sistemos ir taip toliau. Tai šitas projektas iš esmės tiek savivaldybėm, tiek civilinės saugos pajėgoms, tiek nevyriausybinėms organizacijoms suteikia tam tikrą, sakykime, šabloną. Dovanokit už tą vadinamą tokį palyginimą, jis gal ne visiškai teisingas, bet, kaip aš sakau, reikia McDonald'o. Tiesiog. Galbūt tas McDonald's netinka visiems, bet jis daugeliu atveju ten, sakykime, man teko asmeninė patirtis būti Tailande. Kažkada po 4 paros mes Bankokė radom McDonald'ą. Patikėkit, po 4 paros jų visokių tų, reiškia, prieskonių, tu jų negali žiūrėti, jų tą vietinį maistą. Nuėjom į McDonald'ą, atsigavom. Tai esmė galbūt, nesakau, kad čia mes sukūrėm kažką tokio, bet principas tikrai norisi tokios vieningos sistemos, nes, kaip matom, didelės savivaldybės labai, kaip pasakyti, turėjom diskusiją su didelėm savivaldybėm, neslėpsiu, viena didžiausių Lietuvos savivaldybių ir sako, mes esam padarę dar geriau, negu jūs padarėt. Ok, darykit geriau, visada galima viską daryti geriau. Bet tai, ką mes padarėm, mes norėjom pataikyti į tokį, sakykime, balansą, kad tiktų ir mažoms, ir didelėms, galbūt tokiems visoms savivaldybėms ir visoms NVO. Tai ta smėliadėžė, galbūt šiek tiek parodysiu, kas ta smėliadėžė, bet iš esmės tai yra unikali galimybė. Mes, kai pradėjom šitą projektą, mes galvom, kad mes pasidarysim paprastą gisinę analizę ir padarysim nuotrauką. Tai yra, kur žmonės gyvena, kur kokias negalės turi, kur tos negalės kokius poreikius gali generuoti ir panašiai. O išėjo taip, kad mes dabar turim gyvą, veikiantį duomenų monstrą, kuris rodo begalę įvairios informacijos, kuri tikrai, jeigu ją įdarbinti, tai jinai tikrai labai naudinga.
Sociologinė apklausa, galbūt čia net Indrė galės šiek tiek papasakoti apie tas sociologinės apklausas, nes ir yra atliekama ir atlikta dabar pastaruoju metu nauja. Tarptautinė praktika, iš tikrųjų tarptautinė praktika, kas labiausiai mums padarė įspūdį ir naudą, tai turbūt Kroatijos būtent kolegų rekomendacijos, platforma, gairės, na ir čia visa kita, ką jūs toliau pamatysit, bet principas dar be tų savivaldybės niuansų ir principė tai, kad mes norim iš tikrųjų pakviesti čia dalyvauti ne vien tik tai tuos, kurie turi, sakykime, pareigą rūpintis gyventojais, bet ir tas vadinamas nevyriausybinės organizacijas ir paprastai netgi ir gyventojus, kurie galėtų praktiškai užsiregistruoti į tą platformą ir padėti sustiprinti tą mūsų prielaidų modelį dėl tų poreikių. Taip, su kroatais buvo du tokie galbūt betarpiški susitikimai gyvi. Vienas iš jų buvo, jie patys atvyko, o kitas buvo atsakomasis mūsų vizitas suplanuotas Zagrebe. Iš tikrųjų labai buvo malonus, geras oras. Vienu atveju buvo per karšta, kai atvažiavo, o kitu atveju mes labai pataikėme gerą orą. Bet sakau, mes juos nustebinom tai, kad vis dėlto yra vadinama ta valstybės duomenų agentūra, kuri iš tikrųjų turi unikalias galimybės duomenis paimti. Taip, ir praktiškai jau prieš metus vykęs mūsų delegacijos vizitas, delegacija buvo vadovaujama mūsų tarnybos generolo Renatos Požėlos ir tuo metu mes, aišku, ne vien tik tai šito projekto rėmose važiavom, mes važiavom, nugabenam tarptautinę, civilinės saugos tarptautinę pagalbą, buvo tam tikrų diplomatinių sumetimų, čia dalyvavo ir mūsų ambasadorė Ukrainoje, gerbiama Talačkienė. Ir tada tiesiog mes turėjom kelias dienas su būtent Ukrainos nepaprastų situacijos tarnybos vadovybė praleidėm. Tai labai daug tos vertingos informacijos buvo perduota, bet pagrindinė žinia yra tokia, vis dėlto karo metu visos civilinės saugos tarnybos, ar tai būtų ugniagesiai gelbėtojai, ar būtų medikai, ar kitos specialiosios tarnybos, jos yra pernelyg užimtos raudona zona. Raudona zona tai yra, kur betarpiškai yra pavojus, kur betarpiškai reikia išimti kažkokį tai dar, kaip sakant, likusį gyvą asmenį. Ir ten darbo tiesiog yra labai daug. O kai eina kalba apie geltoną žalią zoną, kur to pavojus mažiau ir kur reikia rūpintis jau išgelbėtais gyventojais, ten paprastai tų pareigūnų praktiškai jau trūksta. Ir tada įsijungia visuomenė. Įsijungia galbūt esamos įvairios civilinės saugos struktūros, bet labiausiai, kas matėsi, man teko dalyvauti dar prezidento Dūdos kvietimu jų prezidentūrai, susitikom su Lenkijos visų nevyriausybinių organizacijų, kurios iki šiol veikia Ukrainoje ir nuo pat pradžių karo veikia. Tai buvo tokios ad hoc labai daug organizacijų, kurios veikia. Ir ko joms labiausia trūko, tai labiausia trūko pasirengimo. Pasirengimo, kaip pagelbėti žmonėms, suprasti, kokių klaidų reikia nedaryti. Taip, platforma. Joje yra unikalūs klausimai. Tie klausimai, kuriuos sudarė Indrės komanda, konsultuodamasi su konkrečiais žmonėmis, kurie turi, sakykime, negalę. Ir tie atsakymai, tie pasirinkimai yra būtent, tai yra priėjimas, tam tikras netipinis priėjimas prie būtent šitų poreikių. Ką mes norim su šitą platformą padaryti? Iš esmės, kai mes surinksim vis daugiau ir daugiau duomenų, mes atliksim tam tikrą analizę ir tikslinsim mūsų tą vadinamą responsą, arba tai, kaip mes prieinam prie tų žmonių poreikių. Žodžiu, yra visokių nukreipimų. Yra galimybė, kad žmonės, jeigu jie patys asmeniškai pildo, arba jie labai netiksliai tai pildo, arba pervertina savo poreikius. Tai irgi yra rizikos, kurias mes žinom. Bet tikslas yra toks, kad kiek įmanoma daugiau surinkti tokių duomenų, kad mes galėtume tiksliau ir geriau pasiruošti Lietuvos konkrečiai situacijai. Tų klausimų jūs taip paprastai galbūt nematysite, nebent jūs nueisite arba pagal tą QR kodą, arba pagal šitą nuorodą, kuri šiuo metu čia pateikiama.
Taip pat jinai buvo kvietime, tai aš tikiu, kad jūs ją turit. Bet šitais renginiais mes norim irgi paprašyti galbūt taip visų jūsų, pagal jūsų galimybės šitą informaciją perduoti žmonėms su negale. Šita platforma skirta žmonėms, kurie turi negalę, kad jie galėtų atsakyti šitos klausimus. Ir šitie atsakymai, jie bus perduoti savivaldybėms, pagaliau Žgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie šitų duomenų. Mes vėliau jais pasidalinsim su kitomis institucijomis, turim minty SADMA, ANTA ir atitinkamai toliau tobulinsim pasirengimo ekstremaliom situacijom veiklą. Bet tai yra unikali galimybė žmogui tiksliau apie save apibūdinti taip, kaip jisai šiandien mato tą situaciją, kokias jis turi galimybės pats veikti galbūt tuo pačiu ekstremaliausiu atveju. Iš esmės mes kalbam apie gyventojo pasirinkimą kažkokią ekstremalią situaciją ir tam tikri klausimai yra nukreipti į evakavimą. Algoritmas. Daug čia buvo prie šito, visokių variantų buvo ir mes iš esmės svarstėm, kaip padaryti tą profiliavimą. Mes turime apie 8%, apie 240 000 žmonių su negale ir kaip vėliau matysite duomenis, kyla klausimas, o tai kiek tie poreikiai realiai pagal, vadinkim, jo tą statusą yra, kokie jie galėtų būti. Ir mes atėjom iki 4 kategorijų, pagal tai vadinamas tam tikras triažas, arba matyt daugiau mažiau yra pažįstama iš medikų turbūt darbo aplinkos, kad kai jūs atvažiuojate į skubaus priėmimo pirmosios pagalbos skyrių, yra tam tikri ten, sakykime, spalvos ženkliukai. Kažkuria prasme mes taip pat padarėm, tik tai galbūt vadovaujamės keliais tokiais esminiais algoritmais. Tai algoritmas yra iš esmės 2 kriterijų. Tai yra dalyvumo lygio procentų, dabar čia taip ir neparodysiu, bet, o gal ir parodysiu. Ar mato šitą? O, matosi puikiai. Pagrindinis kriterijus buvo atsirūšiavimo yra dalyvumo lygio procentas, tai būtent kuo mažesnis tas dalyvumo procentas, tuo didesnis reiškia prioritetas. Vaikams yra taikomas praktiškai aukščiausias arba aukštas, visuomet, priklausomai nuo jo negalios apibūdinimo. Ir trečias kriterijus, kuris iš esmės mums irgi toks buvo, mes turėjom visokių svarstymų, ar mums prisirišti tik prie procentų, ar ir turėti kažką papildomą. Tai vis dėlto individualios pagalbos lygį pasirinkom kaip tokį, kuris irgi lemia priskirimą būtent tam prioritetui. Ir pirmas lygis čia jo yra aprašymas, jį daugiau mažiau matyti visi, kas dirba šitoje sferoje, puikiai žinot, bet iš esmės 1-2 lygio asmenys praktiškai yra labai mažai savarankiški ir jiems reikia jau tos socialinės pagalbos labai intensyviai. Tai todėl jie čia ir pakliūna į tą aukščiausią lygį. Poreikių vertinimas. Buvo prieita prie tokio modelio 5, sakykime, tokių komandų arba 5 tipų. Ir kada mes matome, kad tai yra labai intensyvi pagalba reikalinga, tai mes jau iš karto numatom, kad ten jau reikės praktiškai mediko, nes be mediko tam asmeniui turbūt tiesiog nebus suteikiama tinkama pagalba. Toliau yra atskirai skirta psichosocialinis atsako tipas ir čia jau yra specialių kompetencijų klausimas, kaip asmuo gali bendrauti, tinkamai perduoti žinią, galbūt paprašyti kažkokių veiksmų daryti. Atitinkamai mobilumo palaikymo atsakas, vėlgi priklausomai nuo negalios tipo. Ir toliau mes turime tik komunikaciją, priklausomai vėlgi negalia, koks yra negalios priskirimo prioritetas ir minimalios, sakykime, priežiūros. Ir tokiu būdu pagal šitą algoritmą, jis šiek tiek yra sudėtingesnis negu čia šitoje lentelėje, bet suprogramavus, principė ta duombazė, jinai pradėjo veikti. Ir dabar mes matom, iš 250 000 žmonių mes turime maždaug 105 000, jeigu aš jau čia per savo akinius matau, 105 000. Vat būtent šita lentelė, jinai gaminasi kiekvieną dieną vis nauja. Ir tai yra unikalu, nes turėjom kažkada tokių diskusijų su savivaldybių
kolegomis, parengties pareigūnais ir jie ypatingai sakydavo, aš neturiu duomenų, aš nežinau, kiek pas mane tų žmonių. Tai tokios lentelės jos gaminasi automatiškai, negana to, reagavimo poreikiai yra nustatomi pagal tą algoritmą, kur aš minėjau. Ir visa tai konkrečiai labai matosi pagal konkrečią vietovę. Mes čia kol kas projekto tikslais, mes šitą informaciją rodom savivaldybėm tik tai vadinamų tų kvadratų gardelių tokiam pavydale. Vis dar diskutuojam su valstybės duomenų agentūra, ar šitoj projekto smėliadėžėj bus galimybė atverti visišką prieigą, kaip matote, va čia šitoj pusėj. Čia yra asmens lygio informacija. Tai yra kiekvieno asmens vardas, pavardė, visi duomenys, kuriuos turi valstybė ir praktiškai yra galimybė irgi tos duomenys atverti. Tai šitą pamatę kroatai, jie tiesiog nustebo. Bet pas mus Lietuvoje tokios yra galimybės, tikrai reikia autentifikuotis ir va šita prieiga bus suteikta visoms savivaldybėm. Yra viešinami rezultatai tiek apie tas algoritmas, kuris pademonstravau, jisai šiuo metu skaičiuoja žmonės su negale, profiliuoja juos pagal poreikius, atitinkamai mes dar sudedam klausimyną, tik tai, kad klausimyno anketų dar yra mažai užpildytų. Bet šitie duomenys irgi su VADA sutarėm, jie yra skelbiami viešai, juos galima prieiti ir matyti, kiek konkrečioj teritorijai gyvena asmenų, kokie galėtų būti tie poreikiai. Iš tikrųjų, dėkui visoms negalios organizacijos, kuris vienė tiek LNF-as, tiek kitos organizacijos. Ypatingai galbūt čia verta pasakyti vėlgi apie Raudoną kryžių, apie tą patį Maisto banką, nes jie buvo irgi vieni iš pagrindinių partnerių šitose Vyčio skliauto pratybose. Ir iš tikro reikia tik džiaugtis, kad mes po truputį vis daugiau įtraukiam realius gyventojus į evakavimo pratybas. Nes anksčiau būdavo taip, kad mes dažnai evakuodavom dažniausiai mokinius. Bet kartą susidūrėm su tokia problema, kad tėveliai paskui apskundė, sako, aš nesutinku, kad mano vaikai būtų ten, įtraukti į tas pratybas ir tada turėjom kitokių problemų. Tai visgi su suaugusiais evakavimo pratybose yra šiek tiek ir patogiau, ir tiesiog logiškiau. Apie gairias turbūt geriausia papasakos Indrė ir jos kolegos, aš gal nesiplėsiu, bet tikslas yra gairiose sužinoti to, galbūt kas yra arba nežinoma, arba šiek tiek gal išsibarstę. Ir galbūt turėti vieną tą vadinamą McDonald'o standartą. Aš čia taip su to McDonald'u rizikuoju stipriai, bet sakykime. Renginiai. Šiandien yra šitas laikas Kauno regionui. Mes dar turėsim tokių renginių atskirai Panevėžy, Šiauliuose, Vilniuj, Klaipėdoj. Klaipėdoj dar bus papildomai pratybos daromos. Ir paskutinis renginys bus baigiamoji konferencija Birštone. Tai va, į Birštoną irgi kviesim, jeigu kas, pavyzdžiui, iš jūsų čia tiesiog ar norėsite dar kartą pasiklausyti, ar kažkokių klausimų užduoti, turėsite galimybę ir į Birštoną atvykti. Tai kadangi aš jau turėjau čia tokį, kaip sakant, laiką, aš dabar galvoju, ar mes turim kažkokių klausimų. Jeigu jūs norite kažką užklausti, gal pabandom per slaido, arba tiesiog betarpiškai gal dabar galite kažką, kaip kam patogiau. Žiūrim, ar slaido kas nors įkrito. Yra žmonių, kurie bijo sistemos, nesilanko pas gydytojus, nesikreipia pagalbos, stengiasi išgyventi patys. Ar numatyta pagalbos teikimas tokiems asmenims? Nežinau, ar aš visiškai galbūt tą klausimą tinkamai suprantu, bet... Turim tikrai ir Kauno miesto savivaldybėje tokių žmonių, kurie tiesiog niekur nesilanko, jie akivaizdžiai turi negalę, bet negalė nėra nustatyta, jie nėra niekur sistemą įtraukti. Ar tai čia dar kitas yra patikslinimas? Ar jūs pasitelksit į pagalbą psichologus arba galbūt policiją, norėdami suteikti žmonėm pagalbą, kurios jie atsisako?
Ačiū. Aš galbūt tokią istoriją papasakosiu. Girdėjau, Vilniaus rajone buvo šeima, kuri savo vaikus nevedė į mokyklą. Ir sužinojo apie tą, ten, nežinau, socialinės tarnybos visiškai atsitiktinai. Vienai mergaitė berods buvo jau 15 metų, o berniukui buvo irgi ten apie 10 metų. Tai matyt, kaip pasakyti, aš neturiu tokio labai realaus sprendimo, bet tai, ką mes darom, mes dirbam su ta nežinomybė, kuri lyg tai buvo tiems asmenims, kurie lyg tai buvo praėję per registrus. Tie, kurie ar specialiai slepiasi, ar dėl savo ten kažkokių ypatybių slepiasi nuo socialinės sistemos, apskritai nuo valstybės kažkokių registrų. Mes apie tai, tiesą pasakius, tokios problemos nenagrinėjom. Bet gali būti, kad tai, žiūrint vėlgi, kiek tos problemos yra, jeigu jinai yra aktuali, tada galima ją galbūt nagrinėti. Bet šitie įrankiai, jie dirba tik tai su tais asmenimis, kurie yra registruose, kurie turi gimimo liudijimą, kurie turi praėję negalios, reiškia, tą procesą pripažinimo. Ir iš esmės mes dabar į tą platformą siekiam registruoti visus asmenis. Teoriškai yra galimybė, ką mes siūlom savivaldybių, ypatingai operacijų centram, kad būtų įpareigojama socialiniams darbuotojams, kad jeigu, pavyzdžiui, asmuo pats negali, ar ten jo artimieji, tiesiog yra įvairių tų situacijų, socialiniai darbuotojai galėtų suvesti tuos poreikius už konkretų asmenį. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, žinotumėt apie tokį asmenį, kuris niekur nesikreipia, bet žinotumėt jo gyvenamąjį adresą, tai jeigu jūs esate oficialus asmuo, kuris, sakykime, turi toj vietoje kažkokius įgaliojimus ar kompetencijas, tai būtų logiška, kad jūs suvestumėt už jį kažkokius tai poreikius. Ir bent savivaldybė galėtų žinoti, kad toks asmuo toj teritorijoje gyvena. Tai galbūt toks atsakymas. Ar numatyti specialistai, be kurių palaikymo gelbėjimo operacija būtų apsunkinta, pavyzdžiui, psichologai, medikai, policija? Gali būti, kad čia jūs labai konkrečiai norit klausti, bet mūsų gairėse būtent ir yra tai, kad mes norim savivaldybei atsakyti, kad, pavyzdžiui, labai konkrečioje teritorijoje, būtent tai, kodėl mes rinkomės šitą teritoriją, aš gal, nežinau, ar aš parodysiu. Gal ne tiek, aš čia dabar atskleisiu labai daug ten tų susirašinėjimų, bet ant šito pavyzdžio gal pabandysiu. Aš dabar nebematau, kokia čia savivaldybė. Vilniaus miesto. Tai Vilniaus miestas, pavyzdžiui, kas iš karto pagal duomenis matosi, yra tam tikri kvadratai, kuriuose, pavyzdžiui, yra po 1000 žmonių su negale, kvadratiniam kilometrų. Ir mes galime matyti tam kvadrate, kiek yra konkrečios pagal prioritetą. Galima ten daug filtrų daryti, net ir viešinamoje duomenų bazėje yra. Bet čia yra ypatingai tai, kad mes suvedam visus tuos duomenis tam, kad savivaldybė galėtų tuose kasose, kaip šitas kasas. Mes šitą kasą pasirinkom taip, kad jisai būtų vienam intensyviausiam kvadrate. Būtent čia aplinkui gyvena apie 800 virš tų žmonių su negale, kurie tikėtina, kad jie būtų pakviesti į šitą mokyklą, jeigu kiltų kažkokia situacija. Ar, sakykime, dabar energijos nebūtų ir tektų kažkur ieškoti tiesiog prieglapščio. O dabar Tomas pasakoja apie pasirengimą evakuoti gyventojus dėl gresiančio potvynio. Tai irgi mokyklų tinklas yra labiausiai įdarbintas kasų tinkle. Tai šitie kvadratai tikėtina, kad suteiks savivaldybei atsakymus, kuriuose vietovėse būtų daugiausia tų poreikių ir kam konkrečiai reikėtų ruoštis. Ar ten reikėtų labiausia medikų žiūrėti, kad būtų paruošti medikai, kiek tų medikų reikėtų. Mes turėjom neseniai Jozitos atvejį, turbūt žiniasklaidai visi matėt, buvo gelbėjimų darbų vadovo sprendimas evakuoti gyventojus kilometro spinduliu. Ir normaliai net duombazės savivaldybė neturėjo, kur ten kokie žmonės gyvena, tai tokios duombazės jos suteikia galimybę matyti, kur kokie žmonės gyvena ir galbūt specialistus siųsti į tą vietovę. Gerai, aš gal visų klausimų tiesiog net ir praktiškai ir teoriškai negalėčiau atsakyti, tai aš dabar pereisiu gal prie kito pranešimo.
Bet kuriuo atveju mes pasistengsim tada galbūt seminaro šitoj pabaigoj aptarti, nes tikiu dar klausimų bus ir po Indrės pranešimo. Ir kita dalis tai yra tas, kas šiuo metu veikia, būtent dėl pagalbos įsikvietimo. Nežinau, čia toks eksperimentas. Pakelkite rankas tie, kurie esate registruoti šitos programėlės naudotojai, ar yra nors vienas? Vienas. Tai galėtum daugiau papasakoti. Jeigu bus proga, galėsi gal papasakoti. Iš esmės tai tyliojo skambučio tam tikras, sakykime, evoliucija. Tai yra būtent žmonėms su klausos negale. Buvo, reiškia, kažkada tik tai tylusis skambutis, SMS-o galimybė, dabar ta vadinama naujų automobilių sistema, kuri, jeigu automobilis patiria avariją, žino turbūt, ne, jeigu jūs vairuojat kažkokį super automobilį naują, tai jūsų automobilis pats skambina į BPC ir praneša. Buvo berods kolegos sakė, kad tokių jau buvo iškvietimų ir buvo galbūt net ir sėkmingai išgelbėta gyvybė, bet principas yra tas, kad iš tikro būtent čia yra įvairiausių iššūkių su ta, sakykime, pagalbos įsikvietimu, bet viena iš sėkmės istorijų yra tokia, kad vėlgi bendrasis pagalbos centras bendradarbiauja su, jeigu aš teisingai pasakysiu, kurčiųjų draugija ir būtent šita draugija skiria gestų vertėjus ir jie būdi bendrajam pagalbos centre. Ir būtent jie užtikrina tam tikrą, sakykime, bendravimą, kaip ir šiandien, matot, mes turim gestų vertėją ir tokiu būdu praktiškai skambinantis gali susikalbėti ir įsikviesti pagalbą. Matyt, daugiau mažiau mes atsimenam, reiškia, tą merginos istoriją, matyt, tai sukrėtė visus labai, kai buvo pagalbos skambutis, kai jinai buvo pagrobta ir matyt, tiesiog tai skatino šitoj srityje padaryti šiek tiek daugiau negu, aišku, galbūt čia ne visiškai atitinka negalios aspektą, bet tas vietos nustatymo aspektas ir pagalbos įsikvietimas tyliuoju būdu buvo vienas iš tokių, kurio ieškojo labai aktyviai bendrojo pagalbos centro kolegos. Dabar galbūt ta veikianti programėlė yra jos privalumas tas, kad iš tikro tie asmenys, kurie turi klausos negalę, jie turi tikrai matyti pakankamai geras galimybės, gal čia tiesiog plačiau papasakos pats kolega. Mantas ar Martynas, aš vis maišau. Martynas. Ir šitoj vietoje tiesiog yra galimybė tiek bendraujant su gestų vertėju, tiek bendraujant ir pasirenkant tą tylos skambučio versiją per ikonas, išsikviesti konkrečios kokios reikiamos pagalbos. Vėlgi, registruotų vartotojų nėra tiek daug, apie 1300. Reikalingas kodas iš būtent kurčiųjų asmenų draugijos ir, iš esmės tai tam tikras filtras, kad nebūtų kažkokių galbūt, sakykime, tiesiog piknaudžiavimo atveju. Bet iš tikrųjų tai veikia, kaip matot, yra virš apie 900 iškvietimų, daugiausiai iš jų yra policijos, GMP, šiek tiek ugniagesių. Tai kadangi Martynas vienas naudojasi, tai galbūt Martynas prie progos ir papasakos šitoj srity, kas realiai veikia ir kas galbūt tobulintina. Gerai, aš turiu realiai dar 4 minutės, kol mano tas skirtas laikas eina į pabaigą. Aš dar norėčiau grįžti šiek tiek prie klausimų ir pasižiūrėti, ką aš dar galiu čia pakomentuoti. Duomenų prieinamumas, kiek asmenų savivaldybėje turės prieinamumą prie pilnų duomenų. Mes kaip tik dabar šitą klausimą sprendžiam, bet iš esmės, jeigu jūs esate savivaldybėje parengties pareigūnas ar operacijų centro narys, tai iš esmės jums yra jau garantuota prieiga prie valstybės duomenų sistemos, yra tam tikros smėliadėžės tiek dėl duomenų suvedimo, dėl avokavimo, yra tas savivaldos Data Lab, nežinau,
jeigu norit papildyti, patikslinti, Jurgita, Tomai, galite pasakyti, kaip jums Kauno regione sekasi, bet aš tikiu neblogai sekasi, nes jūsų kasų duomenys, priedangų duomenys jau yra pateikti, tai tikėtina, kad atsakingi asmenys savivaldybėse turi prieigą. Galbūt niuansas yra tas, kad prie tų ypatingų asmens duomenų ne visi turėsit prieigą. Ir logika yra tokia, kad tiesiog tie duomenys nenutekėtų, kur nereikia, ir atitinkamai, kad atsakomybės irgi yra tam tikri niuansai. Taip, kaip negalę turinti žmonės sužino apie LT72 arba apie 72 LT? Įvairiai turbūt, ar ne? Tai galbūt čia Indrė papasakos, kiek jos kolegų žino, bet tikslas yra mūsų bendradarbiavimo toks, kad tiek LT72 programėlė, tiek pats svetainė būtų maksimaliai prieinama visiems asmenims. Ar LT72 yra valstybės sistema ir šis negalę turinčių asmenų registravimas yra jos dalis? Ar visgi LT72 kurta jūsų? Gal čia klausimas yra apie pačių duomenų suvedimą. Duomenys patenka mums, tiesiog mes pasirinkom platformą, per kur tai suvesti. Iš esmės, ten nėra tiek labai, sakysim, skirtumo, per kurią platformą suvesti tos duomenys, bet mes jos tvarkom atitinkamai pagal vadinamą tą BDR-ą, pasirengėm tvarkas, pasirengėm procesus ir tie duomenys, kurie patenka pas mus, mes juos tinkamai apdorojam ir saugom. Vėliau mes juos perdodam į valstybės duomenų agentūros, tą vadinamą sistemą, kad jie atitinkamai, jie analizę dar atlieka papildomą pagal mūsų nustatytus algoritmus. Tai iš esmės toj privatumo politikoje asmenys, kurie pildys tą registracijos platformą, jie gaus galimybę susipažinti, kaip jų duomenys yra naudojami ir kas bus toliau. Taip, dar bandau paimti, jeigu paimsiu vieną klausimą. Ar VDA savivaldybių Data Lab puslapyje bus galima matyti anketų duomenys? Atsakymas trumpas ne, nes tai yra atskira smėliadėžė, bet mes bandysim suteikti prieigą būtent prie šitos smėliadėžės, nes bendras suvokimas yra toks, kad tai yra tam tikra, sakykime, atskira sistema. Gali būti, kad ateityje mes su VDA kalbėjom, kad galbūt savivaldos Data Lab toj smėliadėžėje tie vartotojai, kurie dabar jau prisijungia, kad jie galbūt galėtų pasimti tuos duomenis iš to vadinamo Enable DMC projekto smėliadėžės, bet kol kas tai nerealizuota. Jeigu bus toks poreikis ir jūs matysite tam naudą, tai bus apie tai kalba. Sveiki visi, aš esu Indrė Širvinskaitė, Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė. Čia su manim yra ir kolegos iš Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos Vytautas Gentvilas, Martynas, taip prašau prisistatykit, Martynas iš Lietuvos kurčiųjų draugijos. Taip pat šiandien prisijungia kolegos iš Arkos bendruomenės, tai Rūta ir du kolegos taip pat pristatys dalį, tai Arkos bendruomenė čia Kauno yra vietinė, nežinau kas yra girdėję, bet jie būtent įsikūrė Kaune, tai smagu, kad galėjo čia prisijungti ir papasakoti, tai iš jų tikrai išgirsite mano pristatymo metu, aš pakviesiu, kai reikės pristatyti informaciją apie konkrečią negalę, bet pirmiausiai truputį apie Lietuvos negalios organizacijų forumą. Mes esame nevyriausybinė organizacija ir mes esame asociacija, kuri vienyje negalios organizacijas. Tai mūsų nariai, mes turime šiuo metu 19 narių ir jie visi tos organizacijos yra nacionaliniu mastu veikiančios negalios organizacijos. Tai pavyzdžiui, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos kurčiųjų draugija. Tai yra ilgametės organizacijos, kurios atstovauja tam tikro tipo pobūdžio negalę, žmonės su negale, juos vienyje ir dažnai, ypač Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga jau šiais metais žymi 100-metį netgi, tai yra tikrai labai sena organizacija, tai sveikinam šią organizaciją tuo pačiu. Ir jie turi tikrai daug padalinių visoje Lietuvoje, ir istoriškai kai kurios organizacijos mažesnės, naujesnės, bet štai turim tikrai pavyzdį ir 100-metės organizacijos. Tai Lietuvos negalios organizacijų forumas kaip šių organizacijų asociacija, mūsų rolė yra vienyti
skirtingas negalias turinčių žmonės, juos atstovauti nacionaliniu mastu, nes dalyvaujam teisėkūrai, dalyvaujam dialoge su valstybės institucijomis, tai vienas iš pavyzdžių yra būtent civilinės saugos sritis ir kartu su Vidaus reikalų ministerija, priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentu, ugniagesių mokykla, mes šį bendradarbiavimą tęsėme pakankamai dar neseniai. Daugiausiai gal kitose sritise advokacija užsiimam, bet civilinės saugos tema pas mus atėjo turbūt su karo ir pilnos invazijos Ukrainoje pradžia, nenuostabu. Ir būtent tada turėjome projektą kartu su ukrainiečiais, kurį įgyvendinom kartu su savo Europos partneriais. Na ir pradėjome analizuoti šią sritį, kas būtų, jeigu būtų ar ne, ir ar mes esame pasiruošę. Išgirdome apie ukrainiečių patirtis, kaip jiems prasidėjo karas ar ne, ir būtent ukrainiečių su negale patirtis ir ką jie iš to išmoko, tai nuo to ir prasidėjo turbūt mūsų bendras darbas kartu ir turbūt tiek mes, tiek supratome, kokia svarbi šita yra tema pasirašymo ekstremalioms situacijoms. Tiek ir kolegos tikrai patikėjo, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente patikėjo, kad reikia įdėti darbą, kad dar geriau pasiruoštume ir tikrai atėjus dienai X geriau galėtume apsaugoti žmonės su negale, nes tam iš tikrųjų reikia pasirengimo. Tai šiandien pristatysiu gaires, tai buvo tikrai toks reikalingas turbūt leidinys ir jo poreikį parodė tas mūsų pradėtas bendradarbiavimas dar prie praeitos prezidentės, prieš mane buvusios Dovilės Jotkaitės. Ir kartu su kolegomis vykdyti mokymai ir pratybos, būtent parengties pareigūnams daugiausiai. Ir ką jie parodė, tai kad šie žmonės ne visada yra labai susidūrę su žmonėmis su negale, galbūt su šeimoje, asmeninėme gyvenime ar ne, bet taip instituciškai nėra labai daug žinantis apie tokią negalios etiką vadinamą, kaip paimti vežimėlį, kaip bendrauti, kas yra informacijos prieinamumas ir panašiai. Tai tikrai matėsi poreikis turėti tokią susistemintą informaciją, nes tie mokymų labai daug neįvykdys, ar ne, auditorija yra pakankamai plati, tai norėjusi sudėti visas tas žinias apie skirtingas negalės į vieną leidinį. Ir taip pat, kaip ir Edgaras minėjo, tiesiog pasiūlyti tam tikrus algoritmus, kurie jau buvo išgeneruoti šitame mokymosi procese, kaip savivaldybės ir parengties pareigūnai galėtų planuoti tą pagalbą. Ir čia yra gairių titulinis puslapis, tai jos buvo parengtos metų pabaigoje ir jos yra prieinamos, tai nežinau, Edgaras galbūt galės pasidalinti, gal jau ir pasidalino nuorodą. Ir šių gairių tikslas tai buvo parengti rekomendacijas pagrinde krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektams, vykdantiems žmonių su negale pasirinkimo ekstremaliosioms situacijoms veiklą. Ir siekis buvo, kad tai taptų praktinis įrankis tiek savivaldybėms, reagavimo tarnyboms, kad būtų geriau atsižvelgta į asmenų su negale poreikius. Truputį visada negaliu nepaminėti Jungtinių tautų asmenų su negale teisių konvencijos, nors tai yra tarptautinis dokumentas, tai skamba pakankamai sausai, bet iš tikrųjų mums, negalios organizacijoms ir žmonėms su negale, tai yra kaip konstitucija, kaip Biblija, į kurią visada mes referuojam, nes tai yra tarptautinis dokumentas, kuris sudėjo visą tą perspektyvą apie žmonės su negale iš žmogaus teisų perspektyvos. Tai reiškia, kad ne tik tai mes pripažįstam, kad kiekvienas žmogus turi žmogaus teisės, bet pripažįstam, kad ir žmonės su negale turi tas pačias teisės, tik jos ne visada taip pat yra įgyvendinamos ir užtikrinamos kaip kitiems žmonėms. Tai jeigu apsidairytumėt aplinkui, tikrai ne visur aplinka yra prieinama, pavyzdžiui, čia į salę žmogus su vežimėliu nebūtinai patektų, nebent kažkas ateitų pagelbėt, ta pagalba ne visada yra tinkama, ne visada yra algoritmai, kurie yra užtikrinami, kad ta pagalba būtų suteikta tinkamai ir laiku ir panašiai. Tai konvencija būtent ir kalba apie tai, kaip ką valstybės turi daryti kiekvienoje gyvenimo srityje, kad tos teisės būtų užtikrintos geriau, ar bent jau progresyviai
įgyvendinamos. Ir 11 šios konvencijos straipsnis kalba apie pavojingas situacijas ir ekstremaliasias humanitarinės situacijas. Ir kaip ir minėjau, iki galbūt karo Ukrainoje pradžios, pandemijos, šitas straipsnis Lietuvos bent jau ataskaitose, kaip ir kitų šalių ataskaitose, būdavo toks, atsiskaitom, kažką parašom, bet jis nebūdavo taip labai išsamei analizuojamas, nes toks, prevencinis, ar ne, kad mes ruošiamės. Bet aš noriu papasakoti labai gerą, man atrodo, situaciją, kuri labai gerai atskleidžia tą požiūrį ir pasikeitusi požiūrį į šito straipsnio rimtumą ir svarbumą. Tai kai buvo teikiama pirmą kartą Lietuva teikė ataskaitą, kadangi ratifikavo 2010 metais, po kelių metų turėjo teikti pirmąją ataskaitą, kaip sekasi įgyvendinti konvenciją. Ir šiame straipsnėje ir buvo parašyta, kad ataskaitoje maždaug skambėjo taip, kad Lietuva nediskriminuoja žmonių su negale ir kažkaip specialiai nesiruošia, juos gelbėti arba užtikrinti jų saugumą dėl to, kad visus piliečius laiko lygiais. Maždaug taip, čia aš perfrazuoju, bet iš esmės idėja tokia. Ir labai dažnai, yra toks supratimas ir yra apie žmonės su negale, kad mes jų nediskriminuojam dėl to, kad mes jų kažkaip neišskiriam. Nors šitas principas tinka kaip nediskriminavimo principas, kalbant apie moteris ir vyrus, ar ne, mes neišskiriam dėl to, kad turi lytį. Žmonių su negale atžvilgiu nediskriminavimo principas reiškia, kad mes kaip tik atvirkščiai mes dedam papildomas pastangas visų pirma tam, kad išsiaiškintume poreikius ir tinkamai jiems pasirengtume. Nes kai ateis žmogus su negale ir negalės užlipti laiptais, tai tada niekas nežinos, ką daryti, ar ne? Ir žmogus tiesiog per netiesioginę diskriminaciją taps diskriminuojamas, nes negalės patekti. Tai dėl to, žinodami, kad tiek aplinka, tiek informacija nėra iki galo dabar prieinama žmonėms su negale, valstybė ir valstybės institucijos turi pareigą iš anksto išsiaiškinti situaciją ir iš anksto ruoštis. Tai man atrodo, tai jau dabar, kai buvo pateikta ataskaita antroji Lietuvos ir tiek ir šešėlinėje ataskaitoje, kurią teikia nevyriausybinės organizacijos, atsispindėjo žymiai išsamesnė informacija. Tai reiškia, kad mes jau pradedam žinoti, ko mes nežinom ir atitinkamai ruoštis. Tai man atrodo, šitos gairės ir šitie renginiai tai yra labai geras to pavyzdys. Ir nuo 2022 metų tikrai pasikeitė ir teisės aktai, ir reguliavimas, tikrai nebe PAGDO ir VRM pastangų, tai tikrai buvo atsižvelgta ir mūsų rekomendacijas ir tikrai derinti tie pakeitimai taip, kad žmonių su negale, ta situacija, perspektyva atsirastų šiuose teisės aktuose. Tai čia paminint tiek krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymą, tiek krizių valdymo ir civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašas, į civilinės saugos stiprinimo plėtros programą ir kitus teisės aktus, kuriuose atsirado perspektyva. Bet dabar klausimas, kaip įgyvendinti visą tai. Tai šitos gairės tikrai rėmėsi nemažai patirtimi, kurią mes įgyjome dalyvaudami pratybose kartu su savo nariais. Tai pirmosios tokios pratybos buvo Astravo atominės elektrinės avarija 2023 metais, kai pirmą kartą iš tikrųjų buvo Lietuvos negalios organizacijų forumas dalyvavo tokio masto pratybose. Mes delegavom tiek atstovus, atstovaujančius skirtingą negalę, pačius žmonės su negale, jie dalyvavo taip kaip statistai. Ir lygiai taip pat mes buvome ir stebėtojai ir vertintojai pratybų ir po to teikėme rekomendacijas. Tai man atrodo, kad tai yra tikrai geroji praktika, kuri parodo, kaip svarbu yra ne kažkokius aktorius įtraukti, kurie vieną minutę sėdi vežimėlį, o kitą gali atsistoti ir įlipti į autobusą, bet iš tikrųjų patirti, ką reiškia, kai nėra pritaikyto tualeto ir žmogui iš tikrųjų reikia į tualetą ir iš tikrųjų reikia sudaryti sąlygas, ar ne? Tai tada visai kitaip, ir tos pratybos kitokią patirtį atneša ir parodo tam tikras spragas, kas tikrai yra tik teigiamas dalykas, dėl to, kad po truputį aiškėja, kur reikia sustiprinti tą žinojimą ir pasirengimą. Vėliau 2024 metais vyko pratybos apie branduolinę avariją Baltarusijos teritorijoje. Ir paskutinį kartą dalyvavome Vyčios skliaute, čia praėjusį rudenį, kur taip pat dalyvavo asmenys su negale. Ir
ir konkrečiai Lietuvos negalios organizacijų forumas. Tai šios gairėse atsivertę galėsite tikrai paskaityti tas patirtis, kur identifikuotos galbūt spragos, kažkokios problemos ir rekomenduojama, kaip į tai galima būtų atsižvelgti kitą kartą planuojant pratybas ir būtent iš žmonių su negale perspektyvos. Tai pavyzdžiui, kad išsikvietimų į namus, pagalbos į namus sistema kai kur strigo, kartais nebuvo tinkamai sukoordinuojama, arba pavyzdžiui, kad pastebėta vienų pratybų metu, kad labai daug informacijos yra pateikiama tiesiog žodžiu. Tai pavyzdžiui, kurtieji, ten buvo branduolinės avarijos situacija, jie eina į palapinę, kur jie turi būti švarinami ir kaip ten valomi ir tada tiesiog turi būti uždaryta palapinė, kad tie žmonės, kurie parengties yra pareigūnai, nebūtų toje pačioje patalpoje ir jie tiesiog žodžiu pasako, kad reikia jau kažką daryti, kažkokią komandą ir kurtieji sako, aš tai negirdžiu, aš stoviu ir aš nežinau, ką man daryti, kur man eiti. Tai reiškia, visada turi būti informacija ir raštu pateikiama, ypač tokioje patalpoje, kur nėra kito žmogaus, kur bent jau iš lūpų būtų galima nesukomunikuoti. Tai va, tai tokios patirtis buvo tikrai labai svarbios, nes žmonės su negale arba mes kaip negalios organizacijos tiesiog nežinom tų visų techninių dalykų, kaip vyksta tie procesai ir dėl to pasibandyti yra labai svarbu. Tai gairėse nemažai tokių situacijų išrašėme ir pasiūlėme tam tikrus sprendimus, kaip būtų galima atsižvelgti. Taip pat labai svarbi dalis yra, žinoma, etiškas bendravimas ir komunikacija. Tai mes pasirėmėme negaliai jautrios kalbos gairėmis, kurios buvo išleistos 24 metais ir dalį informacijos perkeliame tiesiog tai pateikdami tokią sutrumpintą informaciją, kokius žodžius rekomenduojama ir kokių nerekomenduojama naudoti. Tai negaliai jautri kalba yra tikrai sudėtinga tema. Jeigu domitės, tai tikrai galite atsiversti negaliai jautros kalbos gaires. Ten išsamiau yra paaiškinta, kodėl vieni žodžiai ar kiti yra netinkami. Šiuo atveju iš šias gaires mes perkeliam tik pagrindinę informaciją ir tokią lentelę su konkrečiamis savokomis. Tai atkreipiu dėmesį, kad neįgalusis, neįgalus, ten ir kitų terminų tikrai nerekomenduojama vartoti, rekomenduojama kalbėti asmuo su negale, žmogus su negale. Na ir naudoti tą principą pirmiausia žmogus, kad mes kalbame apie žmogų, o tik po to žiūrime į jo negalę. Lygiai taip pat labai rekomenduojame, nes vis dar dažnai pasitaiko nenaudoti žodžio kurčnebylys, tai yra itin tokia skaudinė, nevartotina savoka. Ir vartoti savokas žmogus su klausos negalia, kurčiasis, kurtieji. Ir panašiai ir apie kitas negalias. Na ir taip pat gairėse, žinoma, ta jau pasirengimo dalis. Tikrai įtraukiame informaciją ir apie duomenų registraciją ir duomenų registracijos sistemą, tiek ir tam tikras rekomendacijas ir pagrindinius principus iš konvencijos aprašėme, kad būtų aišku, kas yra universalus dizainas, kuo tai skiriasi nuo bendro prieinamumo ir pritaikymo ar tinkamo sąlygų pritaikymo ir taip toliau. Čia gal dabar apie tai nesiplėsiu. Taip pat, kaip ir Edgaras jau minėjo, yra parengtos lentelės, kurias ir pasiūlė Pakdas, būtent apie tai, kaip savivaldybės galėtų reaguoti, kokiomis komandomis, kokios tai galėtų būti jų sudėtis, atsižvelgiant į negalios pobūdį, į individualios pagalbos poreikio lygį ir panašiai. Tai šios tokios rekomendacijos lentelėse yra perkeltos ir į gaires. Tai čia, pavyzdžiui, matote lentelę su rekomendacijomis dėl pagalbos prioritetų planavimo. Čia yra pateiktas aukščiausias prioritetas, raudona spalva, tai atitiktų pirmą arba antrą individualios pagalbos poreikio lygį, darbingumo lygis mažiau arba lygų 30%. Na ir jeigu tai yra vaikai, tai sunkus arba vidutinis negalios lygis. Tai yra žmonės, kurie tikrai yra beveik visiškai nesavarankiški, nuolatos reikalinga vienokia ar kitokia pagalba atlikti tam tikrus veiksmus. Tai dėl to ir natūralu, kad evakuacija būtų pirmumo tvarka ir reikėtų atsižvelgti į tai, kad reikia tikrai intensyvesnės reagavimo komandos, kad gali reikėti padėti atsikelti ar su mobilumu, gali reikėti pagalbos ir panašiai. Toliau eina antras pagal pirmumo lygį prioritetas eina
trečiasis individualios pagalbos poreikio lygis, tai į jį, pavyzdžiui, patenka neregiai, taip pat ir kai kurie silpnaregiai, tai ten gali reikėti irgi nuolatinės pagalbos ar mobilume, ar šiaip palydėjime ir panašiai, bet ji nėra tokia intensyvi, galbūt nereikia ten 2 ar 3 žmonių komandos. Na ir taip toliau, tai gairėse visą tai galima rasti. Na ir dabar norėčiau pereiti per pagrindinės negalės ir kalbėti taip pat trumpai apie jų specifiką, tai konkrečiai kokie tie poreikiai yra, tarkim, evakuacijos pagrinde, evakuacijos metu, na, bet ir bendrai planuojant pasirengimą ekstremaliosiams situacijoms. Tai pradėti noriu nuo judėjimo negalios. Ir vėliau pakviesiu dar ir kolegas, kurie galės labiau išplėsti apie kitus negalios pobūdžius. Tai judėjimo negalia tai iš principo apima įvairias būsenas, būklės, kai žmogus turi sunkumų judėti, kartais tai yra vežimėlio pagalba, kartais gali būti lazdelė ar ramentai, kartais tai yra galbūt rankų kažkokie sutrikimai. Tai labai labai platus spektras, ar ne, žmonių su judėjimo negalia, tai tą matome ir duomenų sistemoje, dėl ko reikėjo tiek daug rodiklių ir dar registracijos platformos, dėl to, kad iš principo, kai mes matome dalyvumo lygį arba matome netgi ir tą patį individualios pagalbos lygį, mes iš principo nežinome tiksliai, kokie tai poreikiai yra. Nes pavyzdžiui, jeigu žmogus turi 20% dalyvumo lygį, mes nežinome, kokį vežimėlį jis naudoja, ar jis visą laiką naudoja vežimėlį, visiškai negali atsistoti. Taip pat priklauso nuo to, kur žmogus gyvena. Būna tikrai žmonių, kurie neišeina iš savo namų, ar ne, ypač vyresnio amžiaus žmonės, ir tai reiškia, kad jį reikės transportuoti iš buto. Kiti turi, tarkim, tikrai aktyvų su aktyviu vežimėliu, turi liftą savo pastate arba iš viso gyvena nuo savame name. Tai reiškia, iš namo jie išeiti puikiausiai galės, galbūt ten gatvėje reikės ar ten transporto nuvykti iki gyventojų surinkimo punktų. Tai tie poreikiai tikrai tiek nuo situacijos, tiek nuo negalios, tiek nuo konkretaus žmogaus gali labai skirtis. Dėl to labai svarbu yra ta registracijos platforma, bet čia yra įrankis savivaldybėms, kurios ir reagavimo komandoms, ar ne, kurios jau žinos konkrečiai tam žmogui, kokios pagalbos gali reikėti. Tai reiškia, mes iš statistikos galim numatyti, prognozuoti, kažkokius algoritmus piešti, bet iš principo daugiausiai mes žinom apie konkretų žmogų, ką jis pats pasako, ar ne, kokios jam pagalbos gali reikėti. Tai čia judėjimo negalia apima tiek ir gulinčius asmenis, kurie tikrai, arba pavyzdžiui, naudoja elektrinius vežimėlius, kurie patys iš viso negali visai pajudėti, tiek ir tuos, kurie, kaip mano kolegė šiandien negalėjo atvykti, iš tikrųjų yra aktyvi vežimėlio naudotoja, jai iš principo nėra problemų, jeigu visur yra pandusai, liftai, jinai pati gali visur judėti, taip pat yra galimybė persėsti, pavyzdžiui, iš vežimėlio į kėdę. Tai va. Ir pagrindinės rekomendacijos, tai kaip ir minėta, pirmiausiai, aišku, pradedam nuo bendravimo etikos, tai kad bendrautumėte tiesiogiai su asmeniu, o net su, pavyzdžiui, lydinčiu žmogum, nes vis dar to pasitaiko, atrodo, kad nesąmoningai galbūt žmonės taip elgiasi, bet kai ateina žmogus vežimėlyje, kalba su kažkuo, kas stovi šalia jo, ar ne, bet iš tikrųjų, reikėtų apie tai pagalvoti ir kalbėti visų pirma su pačiu žmogum, nes pats žmogus yra asmuo ir jis geriausiai žino savo poreikius ir situaciją, o tas lydintis šalia esantis gali iš viso nieko apie tą žmogų nežinoti. Tai pavyzdžiui, čia tokia komiška situacija, bet papasakosiu iš vieno kolegos pažįstamo, sakė, ėjo į parduotuvę pirkti drono ir ėjo su mama kažkodėl ir sakė, kad pardavėja tik su mama kalbėjo jo, nors ta mama nieko apie dronus nežino. Tai įsivaizduokit, tokias komiškas situacijas, kad tiesiog visada reikia žiūrėti į patį žmogų. Išskyrus galbūt situacijas, jeigu tai yra nepilnametis, gal tada tėvai kaip atstovai ir gali atstovėti, bet pirmiausiai reikia išsiaiškinti, kas tie žmonės yra. Tada, tai čia tikrai judėjimo negalia nieko nepasako apie žmogaus intelektą, tai čia tiesiog akivaizdu atrodo, bet mums atrodo svarbu tai pasakyti, nes iš praktikos vis dar labai dažnai susiduriama. Ir taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kaip ir sakiau, judėjimo negalia nereiškia, kad žmogus visiškai negali judėti, bet reiškia, kad gali judėjimas būti apribotas, tai irgi svarbu išsiaiškinti, kiek žmogus gali, kartais žmogus net ir vežimėlį gali kažkiek atsistoti ir paeiti.
Ir kaip atpažinti, na tai žinoma, pakankamai akivaizdu, vežimėlis, ramentai, specifinė eisena. Jeigu nematote žmogaus, tai galima, pavyzdžiui, telefonu paskambina, tai galima paklausti, kokia pagalba jums reikalinga šiuo metu. Galima tiesiog paklausti, ar turit negalę, kokia tai yra negalė, ar galite lipti laiptais ir panašiai. Tada, taip, kaip ir minėta gairėse, poreikių identifikavimas gali būti pagal lygius, tai aukščiausias poreikis, na, ta intensyviausia komanda būtų gulinčių transportas, žinoma, evakuacijos kėdės, nepertraukiamas nuolatinis asistavimas, žinoma, priklauso ir nuo aplinkos prieinamumo. Aukštas vidutinis poreikis būtų pritaikytas transportas, pavyzdžiui, būna transportas su tokiom nuovažomis gale, kurios išsitraukia pandusais, būna su vertikaliais keltuvais, tai irgi yra dviejų tipų, bet reikia išsiaiškinti, kokio reikia. Gulintiem asmenim iš viso kitaip visai pritaikyto transporto reikia, turbūt žinote, kad gulinčių asmenų transportas, na, iš principo yra greitoji, yra ir kitų automobilių, ar net ir kartais įstaigų, kurios teikia tokias paslaugas, bet reikia išsiaiškinti dažnai, kokio to transporto reikia, nes ne visiems tiks lygiai tas pats. Tada, jeigu yra, tarkim, žemas poreikis identifikuotas kaip pagal gairių klasifikaciją, tai tikrai galimas ir savarankiškas judėjimas, tačiau reikalinga informacija, kur yra, kokios gali būti kliūtis, ar kur yra koks prieinamumas, na ir žmogus tada pats sprendžia ir gali reikėti kartais tik tai tam tikros pagalbos ir panašiai, gal kartais tiesiog sunkiau lipti laiptais, ilgiau užtrunka ir taip toliau. Arba, pavyzdžiui, reikia turėklai, kad būtų labai aktualu senyvo amžiaus žmonėms, tai patys laiptai galbūt savaime nebūtinai bus jau tas dalykas, kuris sustabdys, bet, na, labai svarbu, kad būtų kur atsiremti. O jeigu nėra, na, tai tada reikia papildomos pagalbos ir taip toliau. Na ir būsenos ekstremalių situacijų metu, tai žinoma, kad ekstremalios situacijos ypatingai didelį pavojų kelia judėjimo negalią turintiems žmonėm dėl fizinių kliūčių, tiek dėl bendrų, pavyzdžiui, na, kaip mokyklose, kur nėra keltuvų, tai laiptai jau yra kliūtis, nes negali patekti į tas patalpas, bet gali būti ir papildomų kliūčių, kurių, na, atsirastų kažkokios ekstremalios situacijos metu, tai jeigu ten būtų nuolaužos kažkokios ar kažkas, tai sukeltų papildomų sunkumų ir papildomų prieinamumo kliūčių. Gali ir psichologinė būsena būti sunkesnė, asmuo gali jausti didelį nerimą dėl tos situacijos, vien dėl tos nežinomybės, tai dėl to labai svarbu yra, kad žmogus gautų pilną informaciją, kas, kada, kaip, koks prieinamumas, ar yra tualetas. Netgi organizuojant panašius renginius visada kolegos klausia, o tai kaip bus nakvynė, ar ten per pratybas, nes tada mums sako tarnybos, bet tai mes išsibandysim ir žinosim, bet žmogui tai baisu, kad jis tada net nenori bandyti, nes iš patirties žino, kad dažniausiai nebūna, ar ne, ir tada visas tas nepatogumas ir visas tas, na, visos dienos ta patirtis tampa labai sunki, kai žmogus net nežino, ar tikrai aš turėsiu kur nueiti į tualetą. Tai dėl to informacija žmonėms su judėjimo negalia yra kertinis dalykas, nes kiekvieną dieną jie dažnai planuoja pagal tai, pirmiausiai išsiaiškinami, skambinami ir be tos informacijos niekur net dažnai nesiryžta eiti, dėl to, kad žino, kokių kliūčių gali sulaukti. Na ir žinoma, labai svarbu yra techninės pagalbos priemonės, jos dažnai būna kaip kūno dalis tiesiog ir dėl to labai svarbu neatimti jų kažkur. Jeigu, pavyzdžiui, ten būna valymai kažkokie, labai svarbu užtikrinti, kad būtų papildomas atsarginės galbūt priemonės, kurias būtų galima pakeisti, tai tiesiog labai svarbu apie tai kalbėti. Taip pat nereikėtų kažkaip traukti, imti priemonės nepaklausus, nes tai gali ir lygsvarą išmušti, na ir tai tikrai tokia pakankamai jos svarbi asmeninė erdvė. Na ir kokia pagalba gali būti reikalinga čia ir dabar, tai žinoma atidaryti duris, patraukti daiktus nuo kelio, bet irgi atidaryti duris nereikėtų galbūt nepaklausus kartais, ypač jeigu žmogus jau laikosi už rankinos, tai gali būti ir lygsvaros dalykas, tai reikėtų visą laiką pirmiausiai paklausti prieš suteikiant pagalbą. Na, žinoma, gali reikėti specializuotos įrangos. Gairėse tikrai mes pateikėm ir sąrašus, kokia ta įranga ir priemonės galėtų būti, kokią galima būtų, pavyzdžiui, laikyti atsargai priedangose ir panašiai, tai tikrai galima susirasti ir nusipirkti.
informavimas, kaip ir sakiau, informacija labai svarbu, gali reikėti asistavimo pagalbos, tai dėl to gali reikėti didesnių komandų. Na ir komunikacija, kad padėti užsiregistruoti, jeigu, pavyzdžiui, aplinka nepritaikyta, kažkokios tai nurodomieji ženklai, telefono numeriai, kur paskambinti, parašyti ir panašiai. Gali reikėti medicininės pagalbos ar tam tikra medicininė įranga gali būti reikiama, tai visada labai svarbu irgi išsiaiškinti. Tai čia ta registracijos platforma tikrai labai padeda, tai netgi ekstremalios situacijos metu, manau, galima suorganizuoti, kad paskatinti žmonės užpildyti tą registracijos platformą arba vietoje paklausti apie poreikius ir nepamiršti paklausti apie ir medicininius poreikius, nes bet tiek žmonių su judėjimo negalia, tiek ir kita negalia, tiek ir žmonių be negalios paklausti apie tuos medicininius poreikius ir nepamiršti to padaryti. Taip, tai yra tikrai alternatyvios tos techninės pagalbos priemonės, kai nėra liftai, nėra prieinamumo, tada galima naudoti tiek tas evakuacinės kėdes, roges, bet tam labai svarbu apmokyti personalą ir tada naudoti tas priemonės tik tada, kai yra būtina. Ir gali būti reikalingas apgyvendinimas, tai taip pat labai svarbu apgalvoti ir tą prieinamumą, ypač tiek tualetų, tiek visų kitų patalpų prieinamumą. Kartais reikalinga specifinė higienos įranga, pritaikytas būstas ir panašiai. Na ir ten gairėse tikrai pateikti praktiniai patarimai, kaip kelti, kad pirmiausia visada paklauskit, kaip tai padaryti, ne už kiekvienos vietos tą vežimėlį galima iš viso imti, gali jis sulūžti, tai yra specifinės vietos, žmogus dažniausiai pats nurodo ir pasako, turėkit omeny, kad jeigu žmogus elektriniu vežimėliu juda, jūs jo tikrai nepakelsit, net ir nežinau, kiek ten reikėtų žmonių, tai reikia į tai atsižvelgti, kad tada jau tikrai reikės, ar ten laiptų kopiklio, ar papildomos įrangos, tai į tai reikėtų atsižvelgti, nes jeigu ten jau ekstremalios situacijos metu, ten kažkokių aktyvių veiksmų metu tikrai galima, kad greičiau būtų, ar ne, žmogus su aktyvaus tipo vežimėliu pakelti, nunešti, ten užkelti laiptais, tai jau su elektriniu vežimėliu tikrai to taip greitai padaryti turbūt nepavyks, tai reikia, kad būtų tie kopikliai paruošti. Ir labai svarbu sudėlioti algoritmus. Tai čia jau turbūt kalbant apie seniūnijų, savivaldybių lygmenis, kad susižiūrėtų, kur tie asmenys, jų tikrai nėra daug, bet kuriem reikia tikrai tos intensyvios pagalbos. Na ir tikrai venkite skubotų veiksmų, kad ir kaip žinome, kad gali kilti panika ir stresas, bet tam ir yra pratybos turbūt, kad pasitreniruotume, kad žmogus būtų saugus viso proceso metu. Na ir nepalikite žmogaus vieno, nes dažnai jau ten, kur jis yra nutransportuojamas, tai jau tada išeiti pats negali ir gali kilti vėl poreikių ir į tualetą ir pavalgyti. Ir labai svarbu, kad būtų priskirtas irgi atsakingas žmogus ir kažkoks kontaktas, kuriuo galima tikrai visada susisiekti. Tai nebent turėtumėt kažkokių klausimų, aš neturit, mantas neturi. Tai. Galbūt turite apie judėjimo negalią dabar, galėtumėte užduoti, aš tada perduočiau žodį kolegoms. Labadiena visoms ir visiems. Esu iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos. Pats esu silpnaregis, kadangi gyvenime niekada gerai nemačiau. Visą laiką buvau silpnaregis, tai aš galvoju, kad labai gerai matau. Čia. Dabar šitą dėžę geriau? Ai, į kamerą. Va, teisingai, taip ir reikia su aklaisiais ir silpnaregiais elgtis kaip operatorius. Kas tai yra aklieji? Tai yra žmonės, kurie kasdieniam gyvenime nebegali naudotis savo rega. Taip, bet lieka kitos juslės. Tai klausa, lytėjimas. Ir kaip ir yra žmonės, kaip visoje Lietuvoje visokių yra, tai aklieji yra lygiai tokie pat žmonės, tik tai jų yra įvairių, tik tai tiek, kad jie nemato. Kas yra silpnaregiai? Silpnaregiai tai yra tie žmonės, kurie iš paskutiniųjų bando naudotis savo regos likučiu. Mes
neturime tokio išmislo, kaip kad turi amerikiečiai. Amerikiečiai dar turi aklųjų dvi rūšis. Tai vieni yra, galima sakyti taip vadinami, totaliai nematančiais ir kiti yra juridiškai nematantis. Tai pas amerikiečius juridiškai nematantis tai gali būti dar netaip blogai matantis, nes vieną tokią iš Amerikos juridiškai nematančią teko matyti. Tai užsiėmime visiems sakė, kas ką turi daryti ir taip nematydama matė, kas ką daro kitam salės gale. Bet šiaip, jeigu kalbėti apie kiek mūsų yra, tai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungoje yra maždaug apie 6,000 narių. Kadangi Lietuvoje sveikatos būklė yra kiekvieno asmeninis reikalas, tai mes galvojame, kad aklųjų ir silpnaregių iš tikrųjų yra gerokai daugiau, tik tai mes apie juos nežinome. Netaip seniai buvo darytas tyrimas, kur buvo klausti žmonės, ar jie yra patenkinti savo rega, po to, kai jau jiems gydytojas išrašė akinius arba kontaktinius lęšius. Tai šiaip iš apklaustoje dalyvavusių žmonių apie 13% Lietuvos gyventojų yra nepatenkinti savo rega. Tai jeigu darote kažką akliesiems arba silpnaregiams, tai darote maždaug 13% Lietuvos gyventojų. Kaip bendrauti su aklaisiais? Su aklaisiais bendrauti yra labai paprasta, jeigu jūs mėgstate bendrauti kalbėdami. Nes dažnai patarimuose rašoma, kad su judėjimo negalę turinčiais asmenimis, su kitas negalės turinčiais žmonėmis reikia ieškoti akių kontakto. Su aklaisiais akių kontakto ieškoti beprasmiška. Ir jeigu kartais neregys va taip jūs atsisukęs arba šiaip kažką darydamas su jumis kalba, tai žinokite, kad čia yra įprastas dalykas, nes yra kai kurie neregiai specialiai bandomi mokyti, kad jeigu žmogus į tave atsisuko, tai ir tu atsisuk, nors gal ir žvilgsnio nepagausi, kad gerai matantis žmogus supranta, kai tu jį atsisukęs, kad tu jį klausai. Nors nematant galima, taigi puikiai yra girdima. Žmonės, kurie juda rateliuose, jie dažniausiai mato, žino, kur jie turi patekti, bet jie negali patekti. Neregiai patekti gali, sakyčiau, visur, bet nėra matymo, kur gali patekti. Tai turėtumėm galvoti taip, kad neregį žmogų geriausiai yra vesti, prieš tai paaiškinus, kur jis pateks, kas su juo ten įvyks, nes neretai galvojama, kad saugiausia yra mums gerai žinomoje aplinkoje, jeigu pateksim kažkokią naują aplinką, o kas bus toliau. Ir jau paėmus neregį, paleidus į šitą procesą, jis turėtų būti, jeigu ne prie kažkokio tai palidovo, turėtų kaip prizas eiti per rankas į kitos vietos, jau ten, kur viskas kažkas turėtų įvykti. Aš jums trumpai papasakosiu tokį nedidelį anekdotą, nes apie akluosius ir silpnaregius renku anekdotą. Tai čia yra iš aklųjų bendruomenės. Neregys eina su palidovu ir palidovas, čia iš tų klaidų, kur dažnai gyvenime būna. Ir palidovas galvoja, kad einant šiek tiek praukau, reikia dešros užvalgyti. O neregiui nenori duoti, neregys parankiai įsikibęs. Eina, neregys pavostęs, sako, ką tu čia valgai? Dešrą duok ir man. Teko biškiuką duoti, po to jis traukė iš kišenės duonos. Vėl,
ką čia valgai? Sakė, duonos, duok ir man. Na, matantis žmogus pagalvojo, kad reikia kažkaip taip patikrinti, ar jis mato ar nemato. Privedė prie medžio ir sako, šok per griovį. Nu, neregys patikėjęs šoko, atsitrenkė į medį, sakė, kodėl dabar neužžadėjai. Tai va tokių reiktų vengti tokių neaiškių informacijų, nes dažnai mėgsta matantys žmonės, jeigu yra kompanijoje nematantis žmogus, bando susirodyti. Maždaug taik ten, bet kai jūs pradedate tai daryti, susirodinėti arba kažkokius ženklus skleisti, tai dažniausiai nutrūksta kalba ir jūs savo veiksmais išsiduodate, tik tai neregys nesupranta, kas iš tikrųjų vyksta ir atsiranda nepasitikėjimas. Bet aš turiu pagirti visuomenę, kuri progresyvėja ir tokių dalykų darosi vis mažiau. O šiaip, jeigu pasiėmėte neregį globon, lydite, tai kaip ir mano skaidrėse buvo parašyta, žiūrėkite už du. Nes jeigu jūs vedate neregį, tai ir yra galvos lygyje kliūtis, ar iš šono kažkokios kliūtis, ar ėjimo kelyje kliūtis, jūs atsakote ir už tą plotą, už kurį jūs vedate neregį. Kaip yra su silpnaregiais? Su silpnaregiais dažnai yra panašiai, nes silpnaregiai ne visur ir ne visada gali pasikliauti tuo mažu savo regos likučiu. Ir jeigu jūs lydite neregį, taip pat būtų gerai, kad žiūrėtumėte už du. Kad perspėtumėte apie laiptus, perspėtumėte apie kliūtis. Nenustepkite, jeigu lydite neregį, silpnaregį ir silpnaregis sakys, jūs eikite pirmas arba eikite pirmą. Nes taip yra lengviau susiorientuoti nežinomai aplinkoj. Nes kai eina pirmas žmogus, jį lengviau sekti yra ir žmogus neis kiaurai sienos, neis kiaurai kliučių. Vadinasi, mes pasitikim to lydinčio asmeniu ir galime jį sekti, eiti paskui jį. Tai sakyčiau, tokie pagrindiniai du dalykai, tai būtų taip, kad jūs turėtumėte galvoti kartu už silpnaregį ir už akląjį. Ir taip pat, kad jeigu kažko nežinote, kažko nesuprantate, visada klauskite, nes mes tokie patys, tik tai mes nematom, mes girdim, jaučiam, suprantam. Aišku, yra ir tokių žmonių, kurie turi daugybinės negalės, ten yra sudėtingesnė situacija, tada viskas pliusuojasi. Tai sakyčiau, gal trumpai tiek. Ačiū. Sveiki visi. Aš esu Martynas, Lietuvos kurčiųjų draugijos valdybos narys. Aš pats asmeniškai esu neprigirdintis. Pavyzdžiui, buvo kolegos pristatinėjo. Taip pat jūs buvot pristatinėjus, Edgaras. Tai aš kaip suprantu, klausos negalė žmonių yra apie 10% iš visų negalių. Taip pat pristatinėjo Indrė. Maždaug yra tokių negalių žmonių apie 70–80%. Toliau pristatinėjo ir Vytautas. Aš kaip suprantu, apie 20% yra silpnaregių žmonių. Ir visi žmonės, kaip ir jų negalios, yra skirtingos. Jų visų poreikiai yra skirtingi.
Nežinau, ar visiems pavyks suprasti, gal kai kuriems bus sunku, kad yra reikalingas gestų kalbos vertėjas kurčiam asmeniui. Yra kurčių žmonių negalių lygis taip pat skiriasi. Yra neprigirdintieji, yra negirdintys. Tikrai yra įvairių negalių, kurtumo lygio. Kurtieji žmonės dažniausiai bendrauja gestų kalba. Daugiausiai kurčių žmonių rizika yra prieinamumo trūkumas, informacijos trūkumas. Jeigu visi girdėtų, jeigu būna girdima perspėjimo informacija, kurtieji jos jau nebegauna, nes negirdi. Todėl labai svarbu turėti vibruojančius mobiliuosius arba laikrodžius, kurie vibruotų ir praneštų apie pavojų. Lietuvių gestų kalba nėra kaip tiesioginis vertimas į lietuvių kalbą. Gestų kalba turi savo gramatiką. Todėl būtų gerai, kad jeigu nebūtų galimybė pateikti informacijos gestų kalba, arba labai žmonių yra irgi skirtingų priklausomai nuo amžiaus, yra jaunimo, jų gestų kalba irgi skiriasi ir jie gali suprasti gestus. O senas žmogus, jauno gestus žmogaus jau gali suprasti sunkiau. Labai svarbu, kad tekstinė informacija būtų aiški, būtų titravimas, kažkokia lemputės, kurios pateiktų informaciją vaizdinę. Kurtiesiems ilgi sakiniai yra labai sunku suprasti. Reikėtų informaciją pateikti trumpais, aiškiais sakiniais. Pagrindinė problema yra prieinamumas, reikalingi vaizdiniai signalai, ženklai, QR kodai. Pavyzdžiui, vibracinis laikrodis. Ukrainoje dabar jau yra tokia situacija tikrai pavojinga, visi žinome. Kaip išsprendti tą situaciją dėl kurčiųjų žmonių? Tai visiems buvo išdalinti paprasti laikrodžiai ir kada vyksta oro pavojus. Tuomet kurtieji į telefoną gauna į vibraciją laikrodis vibruoja ir gauna informaciją, kad reikia laikas slėptis ir panašiai. Tai yra prieinamumas ir jis yra labai svarbus. Tai vat, jeigu, pavyzdžiui, nėra galimybės turėti telefoną, tada antra alternatyva būtų laikrodis. Jeigu vyktų ekstremali situacija ir yra susirinkimo punktai, reikėtų aiškiai paruošti instrukcijų plakatus, jeigu yra galimybė užsakyti gestų kalbos vertėją. Bet jeigu tokios galimybės nėra užsakyti vertėją, svarbiausią informaciją reikėtų pateikti rašytinę formą. Rašytinę formą pateikti. Pavyzdžiui, susirinkimo vieta, kad aiškiai matytų žmogus atėjęs, kad yra registracijos vieta, yra autobusų stovėjimo vieta, laukti, eiti ten, kad žmogus eidamas galėtų matyti vizualiai tą informaciją. Nes kurčias žmogus nieko negirdi ir pamatys kitą žmonių grupę ir prie jų tiesiog prisijungs. Bet ta einanti grupė nebūtinai eina ten, kur tam kurčiajam reikia. Tiesiog žmogus jausdamasis vienas prisijungs prie didesnės kompanijos ir nueis nebūtinai ten, kur jam reikia.
Taip pat reikėtų sukurti planą, strategiją. Taip pat reikėtų palaikyti ryšį su Lietuvos kurčiųjų draugija. Jie gali pateikti įvairių patarimų, svarbių įžvalgų, kurias būtų galima į planą įtraukti. Apie Lietuvos kurčiųjų draugiją turi 2 programėlės. Pirmoji programėlė, mėlyna, kurią matote, tai yra skirta kasdieniams kurčiųjų poreikiams. Pavyzdžiui, pas gydytoją, jeigu reikia kažkam paskambinti. Taip pat jeigu yra įeinantis skambutis kurčiam žmogui, taip pat gali susijungti su gestų kalbos vertėju ir pradėti vertimą. Šita programėlė atsirado tik tai 2025 metais. Ši programėlė dirba nuo ryto iki vakaro, visą parą. Antra programėlė, raudona, kur jau buvo pasakojama apie ją, minėjama, tai yra 112 programėlė. Ji irgi veikia visą parą. Jūs patys tą programėlę galite parsisiųsti, bet prisijungti negalėsite. Kurčiųjų centrai, patys žmonės kurtieji kreipiasi į kurčiųjų centrus ir gauna unikalų kodą, kurį įvedę gali prisijungti prie programėlės ir tada ją naudoti. Nes tada 112 gali matyti, bendras pagalbos centras gali matyti, kad tai yra žmogus tikras ir yra tikras realus pavojus. 112 programėlė atsirado ir veikia iki šiol. Žmonės, kurie ją naudojasi, tikrai labai džiaugiasi, nes tikrai buvo daug ekstremalių ir pavojingų situacijų ir pavyko programėlės dėka juos išgelbėti. Aišku, būna kartais atsiranda tų problemų, bet bendradarbiaujant su bendruoju pagalbos centru, tas problemas greitai sugebam sutvarkyti. Tai 112 programėlė, galima ją naudoti pasijungus gestų kalbos vertėją. Galima susirašinėti. Kodėl svarbu yra susirašyti? Pavyzdžiui, yra iš jūsų žmonių, kurie susirašinėti nemėgsta. Bet jeigu man reikia, pavyzdžiui, kažkam paskambinti ar parašyti žinutę, man dažnai žmogus atgal skambina. Aš rašau, kad noriu susirašinėti, bet tas žmogus man vis tiek atgal skambina. Tai ne visi supranta, kad ne visi žmonės gali naudoti skambučio funkciją. Ir jeigu atsitiko nelaimė, negaliu, pavyzdžiui, įsijungti kameros, tai tada įsijungiu žinutės rašymo funkciją. Jeigu aš, pavyzdžiui, parašau, išsiunčiu žinutę, bet nesulaukiu pagalbos, gaisrinės, pareigūnų, greitosios, neparašau žodžio tokio, kad man reikia tokios ir tokios pagalbos, tiesiog parašau, kad man reikia pagalbos, neįvardinant srities, iš karto atvyksta visus 3 pagalbos tarnybos. Būna kartais, kad vieniems reikia pagalbos, būna, kad iš tikrųjų nereikia tos pagalbos visų 3, bet geriau pagalbos daugiau, negu jos visai nebūtų. Tai vat ir tiek. Visi, esu Rūta, Kauno Arkos bendruomenės vadovė ir mes dirbam su suaugusiais žmonėmis turinčiais intelekto negalią. Ir šiandien pristatysiu tiek apie intelekto negalią, tiek apie autizmo spektro sutrikimus, tiek apie psichosocialinę negalią. Ir irgi norisi jas šiek tiek atskirti, nes dažnai mes praktikoje kažkaip viską suplakam į vieną, bet tai yra visgi irgi skirtingi tipai, skirtingi poreikiai ir skirtingi pagalbos būdai gal šiek tiek. Tai pradėsiu nuo intelekto negalios, tai turbūt irgi svarbu suprasti, kad tai yra visų pirma sutrikimas,
jeigu kalbame žmogaus teisų perspektyvos, tai mes sakom, tai yra sutrikimas, kai žmogui sunkiau galbūt priimti informaciją, suprasti, tai yra kognityviniai gebėjimai, bet negalia atsiranda tada, kai žmogui nepritaikyta aplinka. Tai negalia nekyla iš sutrikimo, yra sutrikimas ir jeigu būtų pritaikyta aplinka, žmogus galėtų pilnai funkcionuoti. Tai kas būdinga žmonėms turintiems intelekto negalią? Tai čia turbūt kartojasi, ką ir visi atstovai kalbėjo, kiekvienas žmogus yra unikalus ir turbūt tas vienas įvaizdis nėra tinkamas, yra su labai skirtingais pagalbos poreikiais ir vieni kalba angliškai, skaito tekstus, kiti galbūt sunkiau išreiškia verbaliai savo poreikius. Tai vėlgi mums labai svarbu neužsifiksuoti ant vieno įvaizdžio. Tai kas jam yra sunku, tai galbūt priimti sudėtingesnį informaciją, priimti sprendimus, galbūt veikti visiškai naujoj situacijai. Ir žinoma, kaip ir kitų negalių atveju, gali būti žmogus turėti intelekto sutrikimą ir taip pat, sakykime, galbūt paralyžių arba epilepsiją ir kitus poreikius. Ir intelekto negalia yra įgimta arba išsivysto vaikystėje. Kas yra svarbu bendraujant su žmogumi turinčiu intelekto negalią? Tai turbūt pirma taisyklė, mes vis dar turbūt šiek tiek turim tą polinkį juos matyti kaip suaugusius vaikus. Tai labai svarbu priimti, tai yra suaugęs žmogus, lygiai taip pat. Taip pat yra, kaip ir galbūt, ką Indrė minėjo apie žmonės su judėjimo negalia, tai apie žmonės intelekto negalią irgi, kai eini šalia, linkia kalbėti su manim, ne su tuo žmogumu, apie jį kalbėti kaip trečių asmenių. Tai irgi labai svarbu kalbėtis tiesiogiai, nepamiršti, klausti, sakyti, kaip ten irgi iš tokių anekdotinių situacijų, kad davėm interviu, Patricija, kuris jau sėdėjo čia salėje, davė interviu vienai radio laidai ir po to gavo grįžtamą ryšį, kad žurnalistė labai stebėjusi, kad jinai kalba. Tai taip, šitie žmonės kalba, skaito, rašo, kai kurie ne, bet tikrai kalbėkit ir žiūrėkit. Kas šitiems žmonėms svarbu, kaip ir mums visiems. Jeigu mes nežinom, mes jaučiamės pasimetę, mums kyla stresas. Tai šitam žmogui irgi lygiai taip pat svarbu gauti visą reikiamą informaciją, suprasti ją, žinoti, kas bus. Tai jam, iš tiesų kaip ir mums visiems. Kai žinai, kas bus, kai gali įsivaizduoti, kas bus, gali jausti saugiai. Ir šitiems žmonėms, kaip ir mums, turbūt stresiniai situacijai svarbu tas emocinis saugumas. Ir irgi nepamiršti, kad galbūt yra šalia artimas žmogus, tai irgi ekstremalių situacijų atveju turbūt neatskirti nuo žmogaus artimo ar lydinčio asmens, kuris galbūt jį pažįsta, supranta jo poreikius ir gali galbūt atliepti ir suteikti jam tą saugumą. Turbūt ta pagrindinė taisyklė, kaip bendrauti, irgi kartais reikia šiek tiek kantrybės ir laiko. Tai ta taisyklė vienu metu viena instrukcija. Nesuberti visko vienu ypu, labai staigiai, nes tas gali irgi sukelti stresą, frustraciją ir pasimetimą. Ir stengtis turbūt irgi, nereikia vaikiškai kalbėti, nereikia ten keisti tono, balso ar kaip su mažu vaiku, bet rasti paprastesnius žodžius, galbūt paprastesnės sakinio struktūras tam žmogui tiesiog padės suprasti informaciją. Ir esminis dalykas taip, šitiems žmonėms yra informacijos prieinamumas, kad informacija irgi nebūtų mažų šriftų, daug teksto, lengvai suprantama kalba, visa suruošta, kaip ir kitų negalių atveju, kad būtų aiškios instrukcijos ir surašytos gan paprastai. Taip. Toliau pakalbėsiu apie autizmo spektro sutrikimą, tai vėlgi yra atskira turbūt žmonių grupė, kurie gali vėlgi turėti kitokius poreikius. Ir čia norisi atskirti, kad žmogus turintis autizmo spektro sutrikimą nebūtinai turi intelekto negalią. Tai yra, ir turintis intelekto negalią nebūtinai gali turėti autizmo spektro sutrikimą. Tai yra skirtingi poreikiai, skirtingas pobūdis. Yra žmonių turinčių autizmo spektro sutrikimus, kurie
pilnai turi darbus, kuria šeimas gyvena, yra įsitraukę į visuomenės gyvenimą. Yra tokių, kuriem reikia labai daug pagalbos ir jų poreikiai yra daug didesnė. Tai vėlgi nesifokusuokime į vieną įvaizdį. Kas yra būdingas šiems žmonėms, tai labiau padidėjęs jautrumas garsams, šviesai, kvapams, prisilietimui. Ir jam irgi gali būti labai sunku prisitaikyti prie naujų nenuspėjamų situacijų. Tai turėti tą minį, kad jam ypatingai turbūt ekstremali situacija gali sukelti streso. Dar daugiau turbūt negu mum. Ir žinoma, kaip ir kalbėjom, tai gali būti ir kitos gretutinės, kitos būklės, bet gali jų ir nebūti. Turbūt svarbu paminėti, kad šitiems žmonėms, kai yra labai didelė perkrova jutiminė, garsų, kvapų ir viso ko, gali atsirasti tokia išlydžio būsena ir kai jis gauna per daug dirgiklių vienu metu. Tai vėlgi turbūt mums svarbu suvokti, kad ta būsena nėra sąmoninga, nėra valinga, nėra kažkoks pasirinkimas. Tai yra tiesiog žmogui fiziologiškai vyksta perkrova ir jis negali nei to suvaldyti, nei kažkaip tai irgi susidūrus su tokia būsena, ją atpažinti ir kažkaip nesistengti žodžiu įtikinti, kad dabar nusiramink. Tai žmogui nepadės. Ir jis gali irgi verkti, šaukti, sustingti, bėgti arba vengti kontakto. Ir vėliau gali būti užsidarimo būsena. Tai vėlgi, turbūt po tos būsenos, irgi kalbant apie ekstremalias situacijas, šitiems žmonėms ypatingai svarbu, kad būtų erdvė, kur mažiau dirgiklių, kur jis gali nusiraminti, kur gali pabūti ramiai. Ir tokiu būdu jis gali nusiraminti ir gal labiau reaguoti. Ir žinoma, kaip ir žmonėms su intelekto negalia, neatskirti nuo artimųjų, kurie žino tą žmogų, kurie žino, kaip jam padėti ir kaip atliepti jo tą saugumo poreikį, tas jam tikrai padės. Tai čia irgi tiek intelekto negaliai, tiek žmonėms turintiems autizmo spektro sutrikimą, esminis dalykas yra informacijos prieinamumas. Ir tie būdai gali būti įvairiausi. Pirmas tai yra ta lengvai suprantama kalba, tai kas ir dabar yra jau privaloma viešajam sektoriui. Tai visą informaciją kuo paprasčiau parašyti paprastais sakiniais, yra gairės. Taip pat galima naudoti vaizdinę medžiagą, vizualus. Yra alternatyvios komunikacijos priemonės, kur irgi piktogramos naudojamos, kur tam žmogui irgi gali padėti labiau. Autizmo spektro sutrikimą turintiems irgi naudojamos irgi istorijų pasakojimas. Tai vėlgi papasakoti istoriją, kas vyks, kaip vyks, jam padeda labiau suprasti ir priimti tą informaciją. Tai vėlgi turbūt kalbant apie pritaikymą, labai svarbu pasiruošti tą informaciją įvairiausiais formatais, ne tik tai ilgais tekstais. Ir tai jam kartais gali padėti netgi video pasižiūrėti arba paaiškinti. Ir tuomet perėjusiu prie psichosocialinės negalios, kas turbūt dar mūsų visuomenė yra suplakama su intelekto negalia, tai irgi norisi labai atskirti. Intelekto negalia yra apie kognityvinius sutrikimus, intelekto sutrikimą. Psichosocialinė negalia yra apie psichikos sutrikimus. Tai žmogui gali būti ilgalaikiai psichikos sutrikimai, tokie kaip šizofrenija, bipolinis sutrikimas, nerimas, potrauminio streso sutrikimas. Ir tai nebūtinai, tai neina kartu su intelekto sutrikimu. Žmonės, turėdami psichikos sutrikimus, jie gali, gaudami reikiamą pagalbą, pilnai funkcionuoti visuomenėje ir dažnai yra tikrai, irgi skaito, rašo, dirba ir neturi intelekto sutrikimo. Tai kas būdinga šitiems žmonėms turintiems šią negalią, tai jiem gali keistis emocinė jų būsena. Gali nuo tos emocinės būsenos būti paveiktas jų mąstymas ar elgesys. Ir dėl to jiem būna kartais sunkiau adaptuotis ar prisitaikyti. Tai ką turbūt irgi svarbu žinoti apie žmonės turinčius psichosocialinę negalią, psichikos sutrikimų, tai kad vėlgi ta nenuspėjama situacija
ekstremali situacija gali jiem iššaukti tam tikrą būseną, kuri gali lemti jų elgesį. Gali atsirasti psichozės epizodas, nerimas, žmogus gali būti prarasti orientaciją. Kas yra labai svarbu turbūt suprasti, gebėti atpažinti, kad žmogus gali nesilaikyti instrukcijų kažkokių, bet ne dėl to, kad jis yra nepaklusnus, kad jis nenori, tiesiog jis yra antiek paveiktas savo būsenos, kad negali tos informacijos galbūt priimti ir užsiblokuoja. Tai labai svarbu turbūt tokių būsenų metu, kai matom šalia žmogų, tai išlaikyti pagarbų bendravimą, ieškoti akių kontakto, jokių būdų nesimti fizinės prievartos ir priimti, kad tai irgi nėra sąmoningas kažkoks apsisprendimas prieštarauti, o tai yra sąlygota tos pačios situacijos ir jo būsenos. Labai svarbu šitiems žmonėms irgi emocinis saugumas, emocinis palaikymas, ramus balso tonas, ramiai paaiškinti, kas vyksta, kas vyks. Tai jiem padeda jaustis saugiau ir turbūt reaguoti ir prisitaikyti prie tos situacijos. Ir šitiems žmonėms turbūt irgi, kas labai svarbu, tai vėlgi kartosiuosi, bet aiški ir prieinama informacija. Prieinama informacija visiems žmonėms suteikia saugumo jausmą. Saugi ir rami aplinka, kad jie galėtų irgi turėti erdvę kažkur nurimti. Taip pat medikamentų prieinamumas, nes kai kurie jam padeda galbūt suvaldyti tas būsenas ir labai svarbu, kad būtų užtikrintas tas prieinamumas, nes dažnai jam padeda. Ir emocinės turbūt irgi nepamiršti, kad tai yra su emocijom, su būsenom susijusi būklė, tai vėlgi, kad būtų kažkokia emocinės paramos galimybė pasikalbėti ramiai, būti išklausytam ir gauti tokį emocinį saugumą. Tai turbūt tiek. Gerai, tai tuomet grįžtu prie skaidrių, galbūt toks apibendrinimas dar apie bendrus patarimus, čia labiau gairėse pateikėm bendrojo pagalbos centro operatoriams. Tai dabar nesiplėsiu, kadangi jau jaučiu ir tokį truputį nuovargį, bet vienaip ar kitaip žinokite, kad galite rasti gairėse. Tai ten kalbame ir apie tai, kaip atpažinti apskritai, kad skambinantis asmuo gali turėti negalę, tai įvairią negalę, ar ne? Gali būti tas atsakinėjimo lėtumas, kažkokias pauzes daro, čia gal labiau apie psichosocialinę, kartais tokią nematomą labiau negalę, galbūt pavieniai žodžiais kalba, kažkaip nesupranta vietos, laiko įvykių arba nuolat prašo pakartoti, tai arba atrodo, kartais žmogus pats nepasako, bet atrodo, kad neišgirsta iki galo. Tai kartais gali būti tylėjimas ar bendrauja per kitą asmenį, tai jau galite identifikuoti, kad galbūt tai yra žmogus, kuris turi negalią, tai galima tiesiog paklausti. Tiesiog ar reikia papildomos pagalbos, ar gal jūs turite negalę ir ar reikėtų tai kažkaip identifikuoti ir ką reikėtų žinoti apie tai iš principo operatoriui. Kaip tinkamai paklausti, tai tiesiog galim geriausia tiesiogiai, ar jūs turite negalę, ar reikėtų žinoti apie kokius nors papildomus poreikius. Na ir kaip išsiaiškinti, kaip patogiausia visų pirma, kokia forma bendravimo, kaip galėčiau padėti su manimi bendrauti, kaip patogiausia kalbėtis, ar tempas yra tinkamas, kas irgi labai svarbu, kaip ir minėjo Rūta, ypač intelekto arba psichosocialinė negalė, autizmo spektro sutrikimų turintiems žmonėms kartais geriau, na čia labiausiai galbūt intelekto, bet ir visom kitom šitom grupėm irgi gali padėti po vieną klausimą, po vieną temą užduoti ir tada gali būti tikrai efektyvesnė ta komunikacija. Galima paklausti, ar yra kažkas šalia, kas galėtų padėti komunikuoti ir ar yra papildomų poreikių, ar yra kokių nors svarbių dalykų, kuriuos atvykę gelbėtojai turėtų žinoti. Na ir taip pat pridėjome privalomų ir rekomenduojamų priemonių pavyzdžius. Ten yra sąrašai, ką reikėtų turėti arba būtų gerai turėti gyventojų surinkimo ir priėmimo punktuose, priedangose ir kitose kolektyvinės apsaugos statiniuose.
Na ir mūsų šūkis nieko apie negalę be žmonių su negale, tai ačiū, kad išklausėte ir tikrai galite daugiau pasiskaityti gairėse, o jeigu turėtumėte kokių klausimų, visada galite kreiptis į Lietuvos negalios organizacijų forumą ir mes jau nukreipsim ar tai pagal negalios pobūdį, ar kaip kitaip galėsim padėti ar pakonsultuoti.